Sveiki, aš esu Simonas ir noriu Jūs pasveikinti prisijungus prie gyvenimo autorių seminaro. Man yra didelė garbė. Didžiuojuosi Jumis ir noriu Jūs pasveikinti, nes paspaudę šią nuorodą Jūs parodėte savo įsipareigojimą asmeniniam augimui ir savo atsakomybę. Ir siekti tokio gyvenimo, kurio žinote, kad esate verti. Jei esate čia, greičiausiai esate susidūrę su tokiu jausmu, kai šiame beprotišku greičiu lėkime pasaulyje, mes prarandame kontrolę tarp mūsų atsakomybių, įsipareigojimų, norų ir viso to balansavimo su turimais arba norimais resursais. Galbūt kasdienėje rutinoje prarandate gyvenimo džiaugsmą ir tą atradimo noro, siekimo žiežirba jinai paskęsta ir tampa užgožta jūsų kasdienių veiklų. O gal esate linkęs atidėlioti? Atidėlioti svarbius darbus susijusius su jūsų augimu, jūsų tikslais, atidėlioti žingsnius, kurie veda į gyvenimą, kurio žinote, kad esate verti. Bet per atidėliojimus tas kelias tapo miglotas ir neaiškus. Gal pradėjote abejoti, ar apskritai esate verti savo svajonės? Ar sugebėsite pasiekti tai, ko iš tiesų norite? Ir ta svajonė, kuo toliau, tuo labiau pradeda atrodyti kaip iliuzija ar kvaila užgaida? O gal jūsų neapleidžia jausmas, kad gyventi gyvenimą, kurį jums sukūrė kiti, vedami jų norų ir poreikių, jų įsivaizdavimų, kaip turėtumėt elgtis ir kurį kelią turėtumėt rinktis, o jūs, tuo metu negalėdami pasakyti ne, užgniaužite savo poreikius, svajones ir renkatės lengvesnį, kitų padiktuotą kelią. Gal gyvenimas jums netneša norimo pokyčio ar norimo finansinės grąžos? Arba bėgantis laikas atrodo iššvaistytas ir neatneša prasmės ir džiaugsmo jausmo, kuris suteikia žinojimo ramybę, kad gyvename gyvenimą, kurio esame verti. Jei kažkuris ar visi šitie scenarijai rezonuoja su jumis, jūs patekote į teisingą vietą. Čia vadovaujamės tiesa, kad jūs, kaip ir mes visi, esame apdovanoti visomis reikiamus unikaliomis stiprybėmis, įgūdžiais, talentais, eiti per šį gyvenimą drąsiai ir užtikrintai ir kurti prasmingą savo gyvenimo kelią. Šiame seminare pasidalinsiu strategijomis, kurios gali jums padėti atrasti daugiau prasmingumo, daugiau gyvenimo džiaugsmo, daugiau ryšio su savo tikslu, kūrybiškumo ir galų gale ramybės ir galėjimo pradėti kurti gyvenimą, kurį nuoširdžiai mylite. Bet šis pokytis savaime jisai neateis. Jisai taps realybė tik kaip atsakas į jūsų sąmoningą norą keistis ir asmeninės atsakomybės prisiėmimą už tokius gyvenimo pokyčius ir tokio gyvenimo kūrimo, kurio jūs norite ir žinote, kad esate verti. Pokytis gyvenime reikalauja drąsos, kai reikia priimti svarbų, bet nebūtinai populiarų sprendimą. Sprendimą, kuris yra nulemtas mūsų pasirinkimų. O gyvenimo pokytis be asmenės atsakomybės prisiėmimo yra neįmanomas. Taigi aš kviečiu jūs priimti sprendimą, kuris turės tiesioginę įtaką jūsų sėkmei ir jūsų savirealizacijai. Sprendimą prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta jūsų gyvenimą ir tapti drąsiais ir sėkmingais savo gyvenimo autoriais. Šis video tai interaktyvus seminaras. Tai kviečiu pasiimti užrašus, rašymo priemonę ir toliau leistis į šią kelionę į stipresnę ir geresnę savęs versiją. Pabaigoje turėsiu specialų kvietimą ir dovaną jums. Taigi kviečiu išklausyti šį seminarą iki galo. Kodėl aš čia ir kas aš? Mano gyvenimas tai lyg atskiri istorijos skyriai. Gyvenimas kupinas ieškojimų, atradimų ir skaudžių bei brangių pamokų. Toks jausmas, kad gal 4 kartus turėjau pradėti gyvenimą iš naujo, lyg nukirsdamas visus mano su praeitimi rišančius lynus. Ko išmokau? Išmokau, kad už aroganciją gyvenimas visada baudžia. Išmokau, kad vienišiausia ir beprasmiškiausia veikla mano gyvenime yra tarnystė savo ego, savo materialiems norams ar savo asmeniniai naudai. Išmokau, kad nuoširdžiai laimingas jaučiuosi tik tai tada, kai einu savo pasirinktu, savo sukurtų keliu ir kad tikroji gyvenimo prasmė ateina tik tai tada, kai gyveni savo misiją, savo tikslą. Knygos, meditacijos, mokymai, patirtis atvedė į supratimą, kad mano tikslas yra pastovus augimas ir auginimas. Nuosekliai auginti savo supratimą, įgūdžius, patirtį, tam, kad galėčiau kurti savo gyvenimą pilną prasmės, išpildymo, džiaugsmo savo ir savo šeimai. O taip pat padėti kitiems, tokiems kaip jūs, patikėti savimi, patikėti savo tikslu ir galėjom būti savo gyvenimo autoriais. Man yra didžiulė laimė matyti, kaip žmonės patiki savo jėgomis, atranda vidinius resursus ir savo vidinę šviesą, kuris teikia energijos, motyvacijos, gyventi prasmingą ir ramaus džiaugsmo ir meilės kupiną gyvenimą.
Tikrą ramybę radau viduje, meditacijoje ir supratime, kad tikrasis džiaugsmas ir laimė yra dalinimasis. Taigi šiame seminare noriu pasidalinti 5 žingsniais, kuriuos teko aptarti su tūkstančiai žmonių per savo daugiau nei 10 metų praktikos, dirbant coacheriu, lektoriumi, pranešėju ir asmeninio efektyvumo treneriu. Išgryninau kaip šitos žingsnius kaip esminius, kaip tuos, kurie padeda mums išsiskirti iš minios, pažinti save, pažinti gyvenimą, kupina prasmės, tikslingo veikimo ir kupina džiaugsmo. Tikiu, kad kiekvienas galime susikurti neįtikėtiną gyvenimą. Tikslingas nuoseklumas jūs atves į gyvenimą, kuris bus jūsų svajonių, jūsų talentų, tikslų ir apdovanojimų visuma. Bet viskas prasideda nuo sprendimo, kad jūs esate pasiruošęs šiai kelioniai ir ryžto ir atsakomybės prisiėmimo už savo svajonių pasiekimą. Taigi 5 esminės sritys, kuriuose galiu siekti pokyčių ir tobulėti, tai visų pirma yra mano asmeninė gerovė. Tai yra mano sveikata, mano santykiai, mano karjera ar pinigai, bei mano dvasingumas ir gyvenimo prasmė. Taigi kokie yra tie 5 žingsniai? Pirmas žingsnis yra jūsų rutinos inventorizacija. Kur aš leidžiu savo energiją? Ar esu užsisukęs rutinoje, kuri neveda į jokį prasmingą tikslą? Sėkmingi žmonės labai sąmoningai kuria rutiną, kurie jos kelia, skatina jų kūrybiškumą ir leidžia kurti džiaugsmą. Sunkus darbas jisai negarantuoja nei laimės, nei sėkmės. Rutinos uždėti ribojimai priverčia galvoti, kad mes esame savo svajonė gal nepakankamai geri, protingi ir gabūs, pradedam sabotuoti save. O ką turi ir ką atsiejame laimingi žmonės? Pirmai, jie turi įgūdžius. Jie laimina savo įpročius, savo nuostatas ir turi discipliną eiti savo keliu, kuris veda į jų tikslą. Ir kiekvieną dieną ir jūs turite galimybę rinktis, kuriuo keliu eiti, ir aš labai raginu jums rinktis augimo kelią. Pradėkite nuo mažų pokyčių. Ir vien tik dėmesys į tai, kaip aš leidžiu savo laiką, jums padės atrasti tikslingumą, pradės skatinti jūsų atsakomybę, o atsakomybė ves į pokytį. Mažas patarimas. Linkiu pradėti dieną nuo kažkokios pozityvios patirties ir skirti tam bent 10 minučių netrukdomo laiko savo dienos, savo tikslų apžvalgai, resursų mentorizacijai ir tos dienos įprasminimui. Turiu jums užduotį. Aš noriu, kad jūs parašytumėte savo užrašuose, galite sustabdyti šitą video ir atsakykite, koks gali būti vienas mažas pokytis, kurį galite padaryti jau šiandien. Kaip galite tapti truputėlį geresnę savo versiją. Gyvenimas bus prasmingesnis, kai mūsų rutina bus orientuota į mūsų kūno, proto ir mūsų sielos augimą. Padarykite tai jūsų prioritetu ir kurkite gyvenimo, kurio tikrai norite. Antras žingsnis yra aiškios krypties nustatymas. Kryptis suteikia prasmę. Betikslis ir nesąmoningas gyvenimas tai yra kelias į tuštumą. Jisai skatina perdegimą, jisai skatina įtampą. Suraskite tikrą savo krypties tašką. Suteikite gyvenimui prasmę ir tikslingumą. Nepasimesti kažkur mažose tiksluose, o iš tiesų įgyvendinti savo vertybės. Turim dar vieną pratimą. Savo užrašuose parašykite, kokias 3 vertybės jums yra svarbiausios. Ir atsakykite iš tuos klausimus. Kaip jas sąmoningai galiu įtraukti į kasdienybę. Taip pat galite stabdyti video ir pagalvoti apie sekančius klausimus. Kokie veiksmai priverčia mane prarasti laiko jausmą? Ką darydamas jaučiuosi iš tiesų gyvas? Kokius iššūkius esu įveikęs ir kuo galiu pasidalinti su kitais? Mūsų jau įveikta kelionė gali mus įkvėpti ir suteikti motyvacijoms tomis akimirkomis, kai pradėsime savimi abejoti. Atsakymai iš tos klausimus jums padės atrasti savo tikrą kelią ir tikrąją prasmę. Trečias žingsnis tai yra jūsų požiūris į tai, kas vyksta aplinkui. Šitame chaose kartais atrodo neįmanoma atrasti aiškumą ar nuoseklumą. Visgi norėdami kryptingai augti ir siekti savo tikslų, mes privalome išlaikyti ramybę ir privalome išlaikyti savo fokusą į tai, ką mes norime pasiekti. Sprendimai patys neateis, pokyčiai savaime neįvyks. Mes turime juos pasiekti, bet pirmą turime surasti ramybę. Ir jinai yra niekur kitur, o mūsų viduje.
Turiu jums pratimą. Tiesiog ant savo pirštų sakykite, aš esu ramybės šaltinis. Ramybė slypi mano viduje. Ir tai pakartokite 2-3 minutės. Pamatykite, kad ramybė iš tiesų ir tikrasis ramybės šaltinis yra viduje. Mes viską turime. Mes tik turim tuo patikėti ir atrasti meilę ir atrasti ramybę, kuris slypi mūsų viduje. Kaip dar sukurti tą ramybę? Kaip ją atrasti, kai visą laiką atrodo kažkas reikalauja mūsų dėmesio? Ta aplinka, jinai siurbia mūsų energiją. Tam padės sustojimas ir mūsų sąmoningumas. Paprasčiausi įrankiai, kurie yra patikrinti ir kuriuos tikrai galite naudoti, tai yra kvėpavimas, kasdienė meditacija ir dienoraščio rašymas. Pastoviai ir nuosekliai naudojami šios technikos, jos padeda atrasti aiškumą, padeda atrasti ramybę ir balansą tarp vidaus ir išorės. Ir tą balansą išlaikyti. Turim supratimą. Pasirinkite vieną situaciją, kur jums neduoda ramybės ir pagalvokite, o kaip aš galiu pakeisti savo požiūrį į šitą stresorių? Kaip aš šitą stresą galiu pakeisti į valdomą ir prasmingą energiją? Kokį vieną veiksmą galiu padaryti, kai jausiuos, kad nebesusitvardau? Mes turime jėgą interpretuoti savo mintis, mes turim šią galią. Meditacija mums padeda nurimti ir kūną atsigauti, surasti vidinę ramybę, atrasti vidinę stiprybę. Ramybė ir prasmė ateina tik iš vidaus. Prisimdami atsakomybę už savo savijautą, išsiugdysite gebėjimą atrasti tą ramybę bet kurioje situacijoje. 4. žingsnis. Kurkite santykius, kurie yra prasmingi. Santykiai yra mums svarbus prasmingumui, ramybei, pasitenkinimui ir taip toliau. Yra labai teisingas pasakymas, kad mes esame 5 mums artimiausių žmonių vidurkis. Mūsų supantys žmonės įtakoja mūsų mintis, įtakoja mūsų įsitikinimus, įtakoja mūsų pasirinkimus. Taigi klausimas. Tie žmonės, kurie supa tave, ar jie tave kelia? Ar jie tave smukdo? Visos grupės, fizinės ir virtualiuose, kurie mes esame, mus įtakoja ir kelia palaikymo, bendrystės jausmą arba atvirkščiai. Gali kelti nepasitikėjimo, nerimo, erzelio, nepasitikėjimo savimi jausmą. Taigi suraskite ir jungkitės prie tokių bendruomenių, kurios jūs įkvepia ir motyvuoja. Surasite žmonės, kurie atspindi jūsų tikslus ir vertybės ir kurkite santykius, prasmingus santykius su jais. 5. ir paskutinis žingsnis. Tai, kad mes turime užtikrinti viduje pastovaus augimo būseną. Gamtoje mes arba tobulėjame, arba einame žemyn. Mes turime pasiekti tą nuoseklų progresą savo potencialo plėtimui, savo potencialo išpildymui. Ir mūsų augimas nėra vien tik apie tikslų įgyvendinimą. Tai yra apie mokymąsi. Tai yra apie naujas patirtis ir pastovų savo komforto ribų plėtimą. Visada aukite, visada skaitykite, būkite atviri naujom galimybėm. Išlikite smalsūs. Pastovus augimas ir yra gyvenimo kelionė, kuri suteikia prasmę. Turiu jums užduotį. Atsakykite į klausimą, kokioje srityje norite augti? Galbūt tai yra asmeninio efektyvumo, gal sveikatos, finansų, gal santykių ir dvasingumo. Ir toliau atsakykite, o koks yra pirmas žingsnis, kurį galiu padaryti, kad pradėčiau tobulėti? Ne rytoj, ne nuo pirmadienio, jau dabar. Ką galiu padaryti šiandien, kad tobulėčiau savo norimoje srityje? Aš puikiai suprantu, kad augti vienam yra didelis iššūkis. Yra keletas būdų, kaip galite savo padėti. Pirma, jūs galite susirasti ir pradėti darbą su profesionaliu coacheriu, kuris jums padės jūsų kelionėje. Coacheris tai yra partneris, kuris gali jums padėti siekti savo tikslų, nušviesdamas ir pateikdamas įžvalgas ir pastebėjimus, tikslingai žingsnis po žingsnio siekti savo tikslų. Tyrimai rodo, kad žmonės turintys profesionalaus coacherio pagalbą greičiau ir efektyviau pasiekia savo tikslus. Žmonės, dirbantys su savo coacheriu, yra labiau linkę išsikelti ambicingus tikslus.
ir su kaučerio pagalba juos pasiekti. Kokia yra kaučingo nauda? Kaučingo nauda tai yra, jūs gaunate struktūruotą požiūrį į savo tikslo siekimą. Specialiai parinkti įrankiai ir strategijos ir ta išorės stebėtojo perspektyva suteikia labai aiškų fokusą į tai, kas iš tiesų yra svarbiausia ir kur jūs turėtumėte leisti savo energiją. Kaučeris siūlo konkrečius žingsnius, kaip pasiekti savo tikslą, suteikia motyvacijos, kai pradeda svirti rankos ir padeda pamatyti ir švęsti pergalės. Ir tai gali būti esminis skirtumas tarp sėkmės ir pasidavimo. Be kaučingo taip pat labai svarbu yra turėti jūs palaikančią bendruomenę. Tai yra didžiulis impulsas jūsų augimo ir jūsų motyvacijai. Bendraminčių ratas suteikia postumį siekti savo tikslų. Žmonės aplink jūs dalinasi savo informaciją, suteikia motyvacijos judėti į priekį susidūrus su kliūtimis. Tai vieta, gera bendruomenė, tai yra vieta, kur tu gauni įkvėpimą, motyvaciją, gauni impulsą iš tokių pačių žmonių kaip ir jūs, drąsių savo gyvenimo autorių, siekiančių savo tikslų ir nuosekliai kūrenčių savo likimą. Taigi apibendrinant 5 pagrindiniai dalykai, padėsintis jums siekti savo tikslų ir būti drąsių savo gyvenimo autorium yra: pirma, turėti savo sąmoningą rutiną, kuri užtikrintų jūsų augimą. Antra, žinot savo veiklos prasmę. Vien tikslo turėjimas ir jo pasiekimas neužtikrins jūsų laimės, jūsų džiaugsmo, pasitenkinimo jausmo. Laimingi mes esam tik tada, kai savo veiksmais išpildome savo vertybės. Tai yra, mes darome tai, kas mums yra nuoširdžiai svarbu reikšminga. Trečia, mes privalome lavinti sąmoningumą. Privalome lavinti savo emocinį bei psichologinį atsparumą stresui ir galimom kliūtim, su kuriam neišvengiamai susidursim. Ketvirta, turim kurti tvirtus santykius su bendraminčiais, kurie įkvėptų, palaikytų, patartų ir motyvuotų mūsų kelionėje. Ir galų gale mes turime augti ir pilnai išnaudoti savo potencialą. Taigi esate vienas iš tų daugelio mūsų, kurie jaučia, kad yra pasiryžę pasiekti daugiau nei turim. Žino, kad yra verti daugiau ir ieško būdų, kaip išbristi iš kasdienybės, kur jau tapo slegiančia rutina. Gal ieškote kelio, kaip pradėti savo kelionę į gyvenimą, kuris atneštų daugiau pasitenkinimo, daugiau išpildymo, laimės, laisvės ir ramybės jausmo. Suprantu, kad visą tai gali atrodyti sudėtinga ir painu. Ir jūs tikrai nesate vienas, nes pasitikėjimo stoka, aiškaus tikslo nebuvimas, atidėliojimas, abejonės ir savisabotažas lydi net ir sėkmingiausius žmonės. Ir būtent todėl aš sukūriau Momentum Mastery programą. Momentum Mastery sukurta taip, kad padėtų žmonėms kaip jūs ir padėtų jiems siekti savo pokyčio, kurio jūs žinote, kad esate verti. Ši programa būrė bendraminčius, drąsius savo gyvenimo kūrėjus, kurie supranta, kad šios kelionės nebūtina eiti vienam. Tai vieta, kur gali surasti kryptingumą, motyvaciją, įrankius, kurie tau padės augti bet kurioje gyvenimo srityje. Programoje rasite įrankius, strategijas, įžvalgas, motyvuotą bendruomenę ir jums padės lydėti jūsų kelionę į stipresnį, atsparesnį, efektyvesnį save. Stipresnis aš, kuris geba prisimti atsakomybę už savo gyvenimo ir drąsiai jį kūrė. Sakiau prieš tai, bet noriu pasikartoti. Geresnis gyvenimas nenutiks savaime. Jūsų svajonės taps realybė tik kaip atsakas jūsų pozityvią energiją ir kryptingą veikimą, su aiškiu tikslu, motyvacija ir disciplina. Taigi jaučiate, kad šioje kelionėje eiti vienam yra sudėtinga, prisijungkite prie gyvenimo autorių bendruomenės. Užsiregistruokite darbui su asmeninio augimo kaučeriu arba prisijungkite prie asmeninio pokyčio programos Momentum Mastery ir tada kartu eikime augimo keliu jūsų norimojo asmeninio efektyvumo, sveikatos, finansų, santykio ar dvasingumo srityje. Jūsų norimas gyvenimas yra ne tik įmanomas, bet ir pasiekiamas. Turint aiškų nusistatymą, aiškią motivaciją, aiškius tikslus, planą ir discipliną, kaip eiti į savo tikslą. Ir šalia bus jūsų suprantanti ir palaikanti bendruomenė, kuri padės jūsų kelyje. Aš noriu jums nuoširdžiai padėkoti, kad buvote kartu iki pabaigos ir tai rodo jūsų pasiryžimą ir motyvaciją siekti daugiau. Tai parodo jūsų asmeninės atsakomybės prisiėmimą už savo augimą, su to jūs ir sveikinu. Ir labai kviečiu prisijungti prie gyvenimo autorių bendruomenės bei Momentum Mastery programos ir drąsiai eiti savo svajonių ir savo potencialo išpildymo keliu. Kaip dovana už buvimą kartu,
Aš noriu jums suteikti 20% nuolaidą Momentum Master registracijai. Tai kviečiu užeikite į gyvenimaautorius.lt ir programos registracijos formos komentaruose parašykite žodžius. Mano pokytis yra mano atsakomybė. Iki greito susitikimo, atminkite, visada esu už jus ir su jumi. Sėkmės.